Labą dieną, aš esu Jan Mackevič ir esu UAB Scanball Trailer puspriekabio nuomos vadovas. Mūsų autoparke turime apie 500 Kronė puspriekabių ir šiandien norėčiau papasakoti apie visus jos privalumus. Esminis Kronės skirtumas ir privalumas, kuris skiria Kronę nuo kitų gamintojų, yra tai, kad Kronės inžinieriai yra sugalvoję ir užpatentavę, kas yra svarbu, krovinio tvirtinimo sistemą. Tik praktiškai mes turime tokią sistemą. Kiti gamintojai bando ją nukopijuoti, nuplagijuoti, bet jiem tai nelabai pavyksta. Šita krovinio tvirtinimo sistema yra labai gera tuo, kad jinai yra labai patogi. Vežėjams yra labai patogu. Yra sudarytos rėme skylės, kas 10 cm ir vairuotojas turi palankės sąlygas užtvirtinti krovinį. Diržą galime praktiškai užmesti ten, kur reikia. Nereikia vargintis ir ieškoti kilpų, kai buvo ankstesniuose sprendimuose, paprasčiausiai buvo kilpos dedamos grindyse. Taip kad šiuo atveju tai yra labai patogu ir kas yra svarbu, joks purvas iš apačios rėmo neužeina į vidų puspriekabės. Tai yra padaryta specialiai tam. Pas kitus gamintojus to jūs nerasite. Dar vienas esminis skirtumas nuo kitų gamintojų tai yra mūsų durys ir priekinė siena. Durys yra ypatingos tuom, kad jos yra metalinės. Kiti gamintojai nenaudoja metalo, kiti gamintojai naudoja daugiau aliuminį. Nors aliuminis mūsų požiūriu yra netoks ilgaamžiškas ir praktiškas. Važiuojant blogo pravažumo keliais, paprasčiausiai aliuminio vyriai, tarkim, yra labiau pažeidžiami. Kronė yra labai paprasta, galima pakeisti detalę, prisukti, atsukti ir tai yra labai rentabilu ir paprasta. Kronė durys yra labai ilgaamžiškos, jos yra metalinės ir labai gerai tarnauja. Dar vienas esminis skirtumas tai Kronės puspriekabės priekinė siena. Mūsų puspriekabės priekinė siena yra metalinė ir jinai yra rifliuota. Tai yra labai svarbu, kai krovinys, tarkim, staigiai stabdant pasvyra į priekį. Nes ta priekinė siena gali atlaikyti žymiai didesnės apkrovas. Kiti gamintojai naudoja aliumininės lentas, sudėtas viena ant kitos. Saugumo ir atsparumo atžvilgiu, jeigu krovinys, tarkim, paslinktų į priekį ir bandytų paprasčiausiai nulaužtą sieną, tai mūsų siena yra iš kitų gamintojų paprasčiausiai galingiausia ir tvirčiausia. Mes neturime su tuo jokių problemų. Dabar kitas esminis dalykas yra tas, kad pas mus Kronė nenaudoja visai kniedžių, kaip naudoja kiti gamintojai. Pas mus yra viskas priveržta ant varžtų. Tai yra irgi labai svarbu remontuojant puspriekabes, nes tai yra labai patogu. Jeigu ką nors reikia pakeisti, bet kokią dalį, tai yra labai paprasta, atsukai varžtus ir gali pakeisti. Kiti gamintojai neleidžia tokios opcijos, nes kai tarkim yra lentos prikniedytos priekiniai sienoj, tai paprasčiausiai to negalima padaryti, reikia keisti visą dalį. Tai yra, reikia keisti visą sieną. Kitas esminis dalykas yra mūsų sistemą laidam prijungti. Tai yra 2 lygių laidų prijungimų lizdai. Elektrai lizdai yra išdėstyti apačioj, o orui prijungti yra lizdai išdėstyti į viršuje. Tai yra padaryta tam, kad nebūtų laidų painiojimusi. Kiti gamintojai iš vis naudoja viską vienoj plokštumoje ir paprasčiausiai viename aukštyje. Tai yra irgi nelabai patogu ir galų gale vilkikui besisukiojant tie laidai susipina. Mūsų šaldytuvo izoterminė dėžė yra labai hermetiška ir labai standi. Konstrukcija yra paprasčiausiai labai patobulinta, tarkim, nuo ankstesnių gamintojų. Šitas modelis yra gaminamas jau nuo 8 metų ir tai yra būtent metalinis sekcijinis šaldytuvas. Privalumai tai be abejo yra aliumininės grindys ir
taip pat aliuminis šonuose. Kas yra dar svarbu, kad tai yra, kaip sakiau, sekcijinis šaldytuvas. Ir tarkim, jeigu kokia nors sekcija yra pažeista, tai ją galima pakeisti, va matosi. Taip pat yra sutvirtinta lubų konstrukcija, yra taip pat privirinti profiliai, jie taip pat yra susriekti medvaržčiais, taip kad netgi važiuojant blogais keliais, ta būdelė neišsibaladoja, nes mes turim dar rėmą. Kuo Kronė šaldytuvas skiriasi nuo kitų, tai yra rėmo konstrukcija. Tik tai Kronė turi ištisinį rėmą, po visą puspriekabę turi ištisinį rėmą, nuo pat pradžios iki pat galo. Tai ilgainiui pasireiškia tuo, kad tos dėžės konstrukcija būtų tvirtesnė ir jai nebūtų pernešamos visos nereikalingos apkrovos, tarkim, važiuojant blogais keliais. Kaip žinia, Kronė šaldytuvus gamina ir plastikinius, ir metalinius. Dėžės yra labai patvarios ir turi puikų šilumos tą nutekėjimo koeficientą. Jis yra labai žemas. Ir tarkim, kaip sakiau, rėmo konstrukcija yra grinai padaryta tam, kad važiuojant blogais keliais neišklibėtų tos dėžės senelės ir dėl to nebūtų to šilumos nutekėjimo koeficientų. Taip kad viskas yra padaryta tam, kad būdelė išsilaikytų kuo ilgesnį laikotarpį ir paprasčiausiai nereikalingos apkrovos nuo pakabos, nuo vilkiko darbo, nuo to balno nepersineštų į dėžės konstrukciją.